Kitas uždavinys NVO yra apmokyti ir Seimo, netruputį pasportuoti. Tai trumpai kalbėsiu šiandien iš tikrųjų apie NVO programą Lietuvoje, kuri yra pirmą kartą koordinuojama taip pat nevyriausybinės organizacijoms. Tai reiškia, kad yra fondas skirtas žmogaus teisėm ir demokratijos plėtrai ir yra koordinuojamas nevyriausybinės organizacijos ir žmogaus teisų stebėjimo instituto ir OSFL projektai. Ir jau paskelbėm pirmą kvietimą šiais metais ir susilaukėm nemažai susidomėjimo ir įvairiausių klausimų ir jau ruošiamės antram kvietimui, bet apie viską iš eilės. Taigi antram kvietimui yra skirta suma 2 203 000 eurų ir maždaug panašiai tiek pinigų paskirstėm pirmam kvietime. Ir koks yra didžiulis privalumas nevyriausybinėm organizacijom Lietuvoje, kad NVO programa finansuoja 90% reikiamos ir tinkamų išlaidų, o tik tai 10% pačios organizacijos turi prisidėti, iš kurių netgi 5% gali būti savanoriškų darbų. Kiek žinau, šiandien daug diskutavot tą savoką, kas tai yra nevyriausybinė organizacija, teisingai? Tai kol dar nėra priimtas įstatymų apibrėžimas, tai NVO programa traktuoja nevyriausybinę organizaciją kaip pelno nesiekianti savanoriška organizacija, įsteigta Lietuvos Respublikoje, registruota kaip juridinis asmuo, nepriklausomai nuo statuso, nes jis kol kas nieko nepasako, kurios veiklos tikslas nėra komercinių interesų tenkinimas, kur yra nepriklausoma nei nuo vietinės, nei regionės ir centrinės valdžios ar valstybės institucijų, nėra priklausoma nuo politinių partijų ir verslo organizacijų, religinės institucijos ir politinės partijos taip pat nėra laikomas nevyriausybinė organizacija. Kalbant apie NVO programos Lietuvoje paramos sritis, reikia išskirti, kad yra 3 pagrindinės ir 1 šalutinė. Ir 3 pagrindinės yra tokios: demokratija ir geras valdymas, žmogaus teisės, tai viskas, kas susijęs su kovojant su diskriminacija įvairiais pagrindais, pažeidžiamos grupės. Pažeidžiamos grupės yra gana ryškiai skirtos, neapima visų pažeidžiamų grupių visuomenė. Tai yra rizikos grupės vaikai ir jaunimas, živ AIDS paveikti žmonės, neįgalūs ir psichikos sutrikimų turintys vaikai bei šeimos ir prekybos žmonėmis aukos, smurto lyties pagrindų ir smurto šeimoje aukos. O papildoma paramos sritis, kurią minėjau, tai yra aplinkosauga ir klimato kaita. Kaip supratote iš programos tikslo, kad programa taip pat skatina dvišalę partnerystę, tai dėl to daug projektų yra kuriami kartu su partneriais iš Norvegijos ir Islandijos. Lichtenšteinas yra, bet Lietuvoje kol kas dar partnerių neturim. Ir gal aš trumpai pristatyčiau poveikius, kokie yra poveikiai, nes pagal jos truputį galima suprasti, koks yra turinys programos, nes nėra tokia didžiulė platina, gana koncentruoti tam tikrus niuansus. Ir išvardinsiu gal šiek tiek kelis rodiklius, pagal kuriuos matuojama, kad neskaityti visko, nes turbūt matosi gerai. Tai kad tikimės, kad bus padidėjęs piliečių įtraukimas į įvairias pilietinės akcijas, kurias surengė NVO. Tai reiškia, kad bus rašomos ir peticijos, ir laiškai, ir bus bendradarbiavimas su savivaldybių tarybos nariais, Seimo nariais. Taip pat padidėjęs savanorių skaičius nevyriausybinės organizacijose. Labai yra svarbu taip pat, kad NVO dalyvautų politikos formavime ir sprendimų priėmime įvairiais lygmenimis ir, žinoma, sugebėti vykdyti stebėseną ir bendradarbiauti su valdžia. Taip pat svarbu, kad būtų įgyvendinama žmogaus teisės sklaida tiek demokratijos vertybės stebimos ir bus vertima per žmogaus teisų kampanijų skaičius, taip pat didelis dėmesys skiriamas partnerystėms su žiniasklaida ir organizacijų, kurios dirba su pažeidžiamomis grupėmis skaičiumi. Taip pat, aišku, irgi reikia atkreipti dėmesį, kad vis dėlto NVO sektorius daro didelę įtaką ir prisideda prie žmogaus teisų užtikrinimo, tai rengiant įstatymo projektus, bendradarbiaujant su parlamentarais, rengiant politikos įvairius dokumentus ir panašiai, taip pat dėl bylų, apeliacijų.
dėl kurio nevyriausybinės organizacijos kreipiasi teisinės institucijas ir kitos politinės iniciatyvos. Kaip jau kolegos minėjo prieš tai, kad labai svarbu yra vis dėlto koalicijos ir kad tiek tai padeda mažoms NVO sustiprėti, tiek padeda vieningai siekti užsibrėžtų tikslų, nes dažnai būna, kad yra 10 organizacijų, kurios žingsnis po žingsnio daro svarbus darbus, bet kadangi daro atskirai, tai ir rezultatas daug mažesnis. Irgi vienas iš tikslų yra ne tik sustiprinti NVO sektorių, kaip apie šią kalbų, bet ir didinti NVO sektoriaus įvaizdį. Tai reiškia, kad iš tikrųjų nevyriausybinės organizacijos, kurios turi didžiulę metų patirtį ir dirba įvairiose srityse, ir teikia paslaugas valstybei, tai iš tikrųjų ne tik tai, kaip Arūnas minėjo, kad sustiprinti organizacijas, kad jos galėtų išgyventi, bet iš tikrųjų pačiai valstybei yra svarbu bendradarbiauti ir suteikti galimybės gauti geras paslaugas, kurias teikia nevyriausybinis sektorius. Ir, žinoma, pažeidžiamų grupių įgalinimas, tai būtent šitoje programoje yra pirmam ir antram kvietime bus labiau orientuotas į organizacijas, kurios dirba su psichikos proto negalios ir sutrikimais ir šeimomis, bei rengia įvairias žmogaus teisės institucijos iniciatyvas. Programai yra labai svarbus bendrai prioritetai vardinti. Tai reiškia, kad visas veiklas, kurias jūs darot, turite atsižvelgti bendruosius prioritetus, kuriuos trumpai įvardinsiu. Tai yra, pavyzdžiui, kova su neapykantos kurstymu, rasizmu, ksenofobija, homofobija, antisemitizmu, romų diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu, smurtu lyties pagrindu ar smurtu šeimoje, prekyba žmonėmis ir panašiai. Čia aš naujas datas rodau, ar ne, kada kas viskas vyks, tai iš tikrųjų ruošiam, truputį koreguojam, stengiamės labiau specifikuoti, išžvelgiant, kokie klausimai ar neaiškumai kilo per pirmąjį kvietimą, tai žadam, kad, planuojam, kad sausio 20 paskelbsime pirmąjį kvietimą ir tada važiuosim po visą Lietuvą ir vesim informacinius seminarus, tuoj apie juos pakalbėsiu. Ir trumpai, nežinau, jeigu pirmą kartą girdite apie NVO programą, tai galite tiesiog pasakyti bendrą informaciją, kad galima rengti didelius projektus ir galima rengti mažus projektus. Tai didelius projektus mes šiek tiek suteikiam pagalbos, tai reiškia, kad užtenka parašyti tik tai koncepciją ir mes tada kartu, jeigu ta koncepcija bus atlikta, mes kartu su manim ir mano kolegė priežiūros vadovai padedam išvystyti iki sėkmingo projekto. Tai pirmasis terminas matosi, kad iki kovo 7 reikėtų pateikti tokias koncepcijas, o tie, kas rengia mažuosius projektus, tai iki kovo 31. Ir, kaip minėjau, informaciniai seminarai pareiškėjams iš tikrųjų yra gana naudingi, nes mes susitinkam ir tada pristatom viską išsamei, kas tai yra ta programa, kam jinai čia reikalinga, kokie jos poveikiai, rezultatai, kaip vyks vertimo procedūra, kas tas dvišalių santykių fondas, nes dvišalių santykių fondas yra tarsi atskira iniciatyva, kad jūs, pavyzdžiui, norite užmegzti kontaktus su Norvegijos arba Islandijos partneriais ir tiesiog galite nuvažiuoti į jų renginį, ar galite kartu kažką sukurti, ar tiesiog nuvažiuoti užmegzti kontaktus ir paskui kažkokią tai parsivežti patirtį. Ir nebūtina rašyti projektą, tiesiog tokia pasinaudoti iniciatyva. Tai datas galite pasižymėti, nes jau iš tikrųjų jas patvirtinom. Ir čia valanda parašyta, tai kada prasideda, nereiškia, kad mokymai truks tiek valandų. Tai nežinau, čia tokia būtų pagrindinė informacija ir jeigu bus kažkokių klausimų, tai galima klausti, o šiaip tai dar rekomenduočiau užsukti mūsų puslapį NVO programa LT, nes iš tikrųjų yra visa informacija iš praeitų metų, tai šiais metais tai šiek tiek pasikeis, patobulės, kaip aš sakau, visi dokumentai ir kur yra kvietimai teikti paraiškas, rasite visą informaciją praeitų metų reikalavimų ir panašiai. Tai ačiū Jums.